Man nebuvo jokio klausimo, kuom aš noriu būti. Kai atėjo tas laikas, aš sakau, aš noriu būti virtuvėje. Kai aš pradėjau dirbti jau, sakykime, 18 metų, baigęs mokslus, aš labai jaučiau, kad virėjas yra kažkur prie plintuso. Tokia nepagarba yra. Ir visados sakydavau, o ateis tas laikas, kai virtuvės šefas bus gerbiamas žmogus. Ir aš manau, jisai atėjo. Tik reikėjo gerų 25 metų, 20 metų. Tai jisai atėjo, taip. Pradėjau dirbti virtuvėje, aš tada tikrai įsitikinau, kad virtuvė yra mano. Tai yra prestižinė profesija, jeigu tai paėmus. Aš turiu labai stiprių vidinį pojūtį, kas liečia restorano, virtuvės, namų virtuvės pojūtį, kas turi būti ir kas man tinka ar kas man nepatinka. Iš vaikystės gal labiausiai atsimenu, sakykime, būnant su broliu kartu, kai jisai kažką gamindavo ir aš jam norėdavau būtinai padėti. Ir man labai įsivystė labai aiškus dalykai, gaminant, kad būtų aišku, kaip pavyzdys, kepta mėsa, natūraliai, be jokių ten, kaip aš sakau, paslapčių priedų, ar natūraliai keptos bulvės, ar, sakykime, tie patys pomidorai su grietiniais ir svogūnais. Tokie dalykai man patiko gaminti kartu su broliu ir mokytis iš jo. Ir aš jam ne per seniausiai esu prisipažinęs, kad, žiūrėk, Mindaugai, tu mane išmokei to natūralumo virtuvėje. Pirmutinius tos bandymus atsimenu kartu su broliu, sakykime, gaminant tokį paprastą, elementarų naminį maistą, bet jisai man turėdavo būti toks aiškių skonių, be jokių priemaišų ar ryškių kažkokių prieskonių. Monų virtuvė, namų maistas, patiektas šiuolaikiškai pagal, sakykime, mano improvizacijas.